Veikia mikrofonas, viskas gerai. Nu ką, ta prasme išvažiavom pasižvalgyti šiek tiek. Dabar pasibandau savo DJI Mic Mini mikrofoną. Įsidėjau į šalmą, prisiklijau su velcro juostele. Prie to pačio dar ir, reikėjo kiseniuk. Žodžiu, prie to pačio dar pasireguliavau šiek tiek savo kameros kampą, kad daugiau dangaus matytųsi, nes šiek tiek būdavo per vaizdas filmuojamos per žemai. Tai dabar jau turėtų būti geriau. Tai dabar matysim, pasižiūrėsim, prasuksim vieną kitą ratą. Pravažiuosim pro įdomesnes kažkokias atkarpas, pafilmuosim, važiuosim kaip čia viskas. Dar kitą savaitę turėtų ND filtrai atvykti, kad padaryt filmuojant tą tokį efektą greičio, nes dabar toks vaizdas yra gal ir sharp, bet nėra tokio immersive jausmo. Tai šitą pasibandysim, bet čia kitą savaitę reikės pafilmuoti. O dabar taip. Pravažiuosim, pasižiūrėsim, kaip čia tas penktadienis Kaune. Kiek žmonių mieste, kiek mašinų, kas gero. Gal kažką pakalbėsim šiek tiek įdomesnė. O gal ir ne, gal tiesiog bus toks ramus pasivažinėjimas penktadienio vakarą. Tai va taip. Tai važiuojam. Iš tikrųjų, ką noriu pasakyti, kad žiauriai geras oras penktadienį. Ta prasme dabar 9 valandos vakaro. Bet neatrodo, kad nei žmonių mažėja, nei ką. O bičiukas žiūri motociklą, žiūrėjo. Gal ir ne. Nesvarbu. Žodžiu, tai kaip ir minėjau, labai geras oras šiandien vakare. Pats tas pasivažinėjimui nėra tokio vėjo. Tai važiuojant su streetu iš vis gerai. Tiesiog važiuoju ir mėgaujasi. Nežinau, ar girdisi, bet duslintuvas šiek tiek šaudo atleidus gazą arba pakeitus pavarą į aukštesnę. Jo, į aukštesnę lygtais. Kaip čia? Šiek tiek šaudo. Nežinau, ar girdėsis ar ne, bet žodžiu, tais mikrofonais yra taip. Dabar pabandysiu pafilmuoti kažką kalbėdamas ir šnėdamas balso. O paskui idėja yra nusipirkti dar vieną mikrofoną, įsidėti į įsidėti į galinę kišenę striukės ir taip kaip agresyviai jaudinė važiuoja tada ir įsidėti žodžiu į galinę kišenę, kad galėtų capturinti garsą, nes dabar tikriausiai tas garsas toks liejasi ir balsas ir motociklo garsas, tai norėtųsi, kad befilmuojant tas girdėtųsi motociklo garsas. Net kažką galima būtų vėliau editinime prisukt, primažint garsą, kad nebūtų per daug rėkiantis ar kažkas. Dabar tai su šitu įrašinėjant garsą Zdarovas seniuk nematė. Šaranas, ką čia dairaisi? Tai aš dabar galvoju, kur man važiuoti, žodžiu. Nutrūko mintis, nebepamenu, ką norėjau sakyti. Rikiuojamės ir nemirštam. I hope. Vespą nuvažiavo, mačiau, periferiškai. O, telefonu kalba, tai paskui va tokie va ir nukerta motociklininkus. Va, vyras nemoka tokio multitaskint.
Taip sako moterys. Dažniausiai. Geras oras, geras iš tikrųjų. Suka, nu, kur tu suksi? Abu suka. O tai čia tiesiai užblokuota ar kaip? Įlanka. O tai apsisukam. Ojojojojojoj, negriukim. Posūkėlė. Blemba. Šiaip net nežinojau, kad čia kelias toks yra. What the fuck? O aš dar filmuoju? Ai, filmuoju, viskas gerai. Blemba, nieko nepasakoju, nežiūriai, toks geras, fainas keliukas. O kaip čia dabar, kur čia visat man? Reikia išvažiuoti iš Gyvenvietės, čia tipo labai jau gal negražu, kad aš čia burzginu. Blemba, kas čia per vieta? Geras namas. Blemba, čia gerulė vieta. Eik, tu savo. Na, kas čia per vieta? Eik, tu belė, ką čia? Nu gerai, visi sukam. Tai what the fuck? O aš čia galėjau važiuoti apšė? Damn. O tai aš važiuosiu. Blemba, ten belė kokia gerumo keliukas tas. Reikia dar kartą pralėkti. Posūkį. Visas šitas kelias žiauriai geras. Blemba, aš nieko nenoriu net pasakot. Nieko nenoriu sakyti, aš tiesiog noriu imti ir važiuoti. Važiuokit.
Koks naujas asfaltas. Čia bunkeris. Sukam į kairę. Nu, jau žinom, kad belia koks kelias. Pirmą kartą aš jau važiuoju, bet kelias tik kosminis, iš tikrųjų tokio gero asfalto dar, neseniai buvau Lenkijoje, su draugais išvažiavęs, mini kelionę pasidarėm, tai Lenkijoje buvo labai panašių kelių, didžioji dauguma. Lietuvoje, jei būtų visur Lietuvoje tokie keliai, kosmosas. Kosmonautika. Kur aš randuosiu? Alio? What the fuck? Kur aš randuosiu? Aš čia galiu važiuoti apšį? Eik, tu čia kokie keliai, what the fuck? Kažkas žmonės gyvena, čia negalima lakstyti, nieko daryti negalima, bet tipo, čia beleka. Eik tu, kai su, nežinau, kokią Tenerę pralėkiau. Pamačiau jau, kad bus žopa. What the fuck? Nepykit, aš pats pasiklydęs. Nežinau, kur aš važiuoju, nežinau, ką aš darau gyvenime. Ble. Gerai, čia dviračio negalima. Vis dėts reikia suktis. Čia nepersverčiu. Sukamės. Nieko nebus. Atsargiai, eik tu. Aš dabar neseniai buvau degalinį ir nusileidau priekinę padangą šiek tiek oro. Pasidariau gale 2.4, priekį 2.2 ir dabar kažkoks manis toks, taip ir turėtų, man atrodo, būti jis toks nimble, kaip čia lietuviškai pasakyti. Nimble, gal čia blogas, net angliškas žodis, bet jis toks aštrus, aštrus, sharp. Toks, bet čia, žinai, galima prisižaisti toks. Lengvas priekis, ar kas man žiauriai patinka. Toks manevringas pasidarė. Eik, tu kokie keliai. Tipo greičio nesimato, tikiuosi. Bet mes ir neviršinam, čia viskas gerai, atlėkė kažkas. Elektrinė kažkokia, Toyota CR-V, čia galim. Gerai, reikia lėkti čia. Kažką jau čia daro, ar kašinasi, tikiuosi ne. Opa. Jo, ta prasme, aišku, čia common sense, bet realiai 0.2 numetė dabar, matavimo vienetus, nenoriu sumaišyti.
Karoči. Mus PSI, bar. Žodžiu. Nesvarbu. Priekį mažiau oro negu gale ir priekis yra jautresnis, manevringesnis ir man žiauriai patinka. Nežinau, kodėl aš taip anksčiau nepadariau, bet jis toks dabar. Aišku, čia nesimato to linkimo kampo, bet tipo. Jis toks va. A čia stop ženklas? Čia kam? Man? Ar jiem? Nu, pasimėgojam šiek tiek geru asfaltu. O sakyti tipo. Nu reikia visur rodyti tos posūkius. Mašinų nėra, nu, bet tipo tokios taisyklės. No. Seniai. Ai, kas pradžia. Jo, tai kaip čia mano kokia pasakyti, negalėdama. Atsiprašau šiais mažodžiais, bet šitą užblurinsim. Reikėtų sustoti pasižiūrėti, ar man niekas neskambina iš darbo. Nes pirmas važinėjau, filmavau kažką, aišku, dabar to video nieko nemontuosiu, bet esmė tame, kad važiavau ir paskambinau iš darbo. Ir reikia padėti, ir turėjau važiuoti namo, ir negalėjau toliau filmuoti, negalėjau važinėti. Bet gerai, tokią pertraukėlę padariau, grįžau, pavalgiau šiek tiek, iš karto tas smagiau važinėti, žodžiu. Kai cukrus yra žemai, nemalonu. O dabar perfekt. Nu, seniukai, dviesi jau čia, su mergina, gražu žiūrėti. Tai va, taip. Gražu žiūrėti. Žiauriai geras oras. Pasaka. Tai va, tai pralėkėmės pro tą įdomesnę atkarpą, kur minėjau. Ką čia dar? Nieko, jaučiu nieko. Tipo, nu gerai, nu kaip čia, ačiū, kad žiūrėjot. Ačiū, kad buvot su manim. Pasigrožėjot vaizdais, pasigrožėjot. Galimai pasigrožėjot, gal nepasigrožėjot, gal pasibjaurėjot važiavimo motociklų. Tai ką, nu viskas, dabar aš keliauju į tokias paprastesnės vietas, nu nevažiuosiu aš ten. Buvo toks mini pafilmavimas, pasibandymas. Šiandien, manau, užteks. Reikia ir be kameros pavažinėti. Tai va, ačiū, kad žiūrėjot, nu ir iki kito epizodą tada. Mini epizodą, nežinau kaip čia jūs vadint. Eik, ką aš darau. Karoči. Ai, nu važiuok, per raudoną. Į reidą. Ką, gerai, iki.